Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Inbank. Sumanių sprendimų finansavimas. Labas rytas. Su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Ir pirmas mūsų laidos reportažas turbūt apie objektą, kurį galbūt jau matėte. Tačiau šį kartą pasižvalgykime ir pakalbėkime konkrečiai apie vieną iš šio naujo būsto dalių. Apie grindis ir ta tema aktuali, nebejoju, tikrai daugeliui. Statybose teorija ir praktika, norai ir realus gyvenimas ne visada sutampa. Žvelgiant į siūlomas medžiagas prekybos salone arba skaitant informaciją internete, viskas atrodo labai gražu. O nutikus gyvenimui susiduri su realybė. Kur rasti ribą, kad lūkesčiai ir rezultatai neprasilenktų? Vienas dalykas, kada tu renkiesi daiktus prieš pat statybas arba vykstant statyboms, dažniausiai ir tai vyksta paskutinę akimirką. Kitas dalykas, kada tu su tuo gyveni ir gali žvilgtelti atgal. Aš netgi savo socialiniai paskyroj karts nuo karto grįžtu, nes manęs klausia žmonės, kaip veikia vienas ar kitas dalykas ir aš vis grįžtu ir netgi sakau, tai buvo geras sprendimas, kitu atveju daryčiau šiek tiek kitaip, rinkčiausi kitas medžiagas, galbūt visai kitaip elgčiausi, o galbūt nedaryčiau panašiai. Tai aišku, reikia šiek tiek per atstumą žvilgtelti visą tai, kas. Tai grindis irgi, aišku, yra visai, sakyčiau, pavykusi istorija, nes kada tu skubi, kada tau reikia pabaigti darbus, tu turi pasirinkti. Grindų yra labai daug, įvairiausių. Natūralaus medžio yra linoleumas, yra parketlentės, parketas, ko tik nori, pasiūla didelė. Ir aš atsimenu netgi, kaip žmonės renkasi. Yra keli variantai, turbūt vienu atveju tu gali eiti į prekybos centrą, turbūt paprasčiausiai, ar ne, nueini į didelį prekybos centrą ir sakai, man reikia grindų. Tau konsultantas pasako, yra tokios. Mes mėgstam pasinaudoti naujesnėm technologijom, tai yra žvilgtelti į internetą, šiek tiek paieškoti, kokia yra produkcija, kas pasitaiko, kas įdomesnio, paskaityti. Nu, tu turi tada savo, nes turi laiko mąstyti, nesispaudžiamas dėl to. Pašnekovas pripažino, kad rinkdamasis grindis sodybai atrado su jam imponuojančia Skandinavija siejamą pardavėją, o ir siūloma produkcija imponavo. Užsikabinau, pradėjau gilintis, žiūrėti ir pirmas įspūdis buvo labai geras. Vienas pagrindinių dalykų buvo estetinis grožis ir tvirtumas. Labai tvirtas, pagamintos pagal naujausias technologijas. Kitas žingsnis buvo atvažiuoti į saloną, realiai pasibandyti ir pasižiūrėti. Ir manau, dėl to trečias žingsnis buvo, mes jau jas norėjome matyti pas save namuose. Tai iš pradžių susirinkau informaciją, parduotuviai susipažinau gyvai, pačiupinėjau, pasižiūrėjau, pamėtė man jų sunkius daiktus, pasižiūrėjau, kad puikiai yra atsparios šios grindys ir tiko. Plus jos yra atsparios drėgmei, kas yra labai svarbu man, nes čia yra sodyba, čia atbėga šlapia šuo po rytinės rasos, atbėga vaikai nuo prūdo, basi. Visą laiką tu nepulsi tą pačią akimirką išvalyti, kartais kažko nepastebi. Kotryna ruošia labai daug maisto, taškosi, kažkas išbėga panašiai. Tai, tu gali ramiai tai reaguoti, po kažkiek laiko išsivalai ir nelieka jokių nei žymių, nei problemų kažkokių susidaro dėl to. Bet kuriuose statybose laikas yra vertybė, o kai sodybos statybos buvo fiksuojamas ir rodomas televizijos žiūrovams, terminai buvo ypač aktualūs. Bet tai juk aktualu tikrai visiems. Tos lentos, kurias norėjau matyti, jie turėjo jų sandėlyje, netgi mes buvom keletą variantų pasirinkę, tai nebuvo sudėtinga, jų buvo. Ir faktiškai labai paprastai jas pristatė mums čia tiesiai į sodybą, padėjo netgi susirasti meistrą, dėl ko labai operatyviai viskas vyko. Taip, tai buvo televizinis projektas. Kai yra televizinis projektas, tu turi skubėti, visai kitas laiko matavimas. Paprastose statybose mes įpratę, statybininkai tuo metu negali, specialistų nėra, kitą savaitę, gal po mėnesio nėra produkcijos panašiai. Čia tu negali leisti, tu turi išleisti epizodus laiku ir man reikia to daikto, aš noriu jį turėti arba aš einu kitur. Tai matyt, čia ar taip sutapo, bet iš principo šiuo atveju buvo lengva. Viskas įvyko greitai. Ir mes laiku gavom šias lentas, dėl to jos atsidūrė savo vietoje. Ir
ypatingai buvo malonus jausmas, nes tu vienas dalykas, kada tu turi pastatytą dėžutę ir viskas, atrodo taip, gipsas čia kažkur laidai matosi dar. Turbūt grindis buvo pirmas realus estetikos pojūtis namuose, nes pirmas įspūdis, kad tu turi namą, ne kada pamatus lieji, kada atsiranda karkasas, o bus namas. Antras įspūdis, jau tau norisi vidaus, tai kada jau gražios atsirado grindis, aš supratau, kad čia bus viskas gerai ir tas puiku. Beje, man turbūt su skandinaviškam grindim dar gera patirtis, nes jie man rekomendavo Osmo alyvą, puikiai alyvą aš ją irgi naudoju ir netgi pasakė, kad išmok pats, davė įrankį, tai yra man nedavė žuvies, man davė meškerę, man davė alyvavimo aparatą, paskolino ir aš pats išmokau ir pats tiek antram, tiek pirmam aukšte, pirmą kartą aš pats alyvavau. Tai jau jos yra, pirminis alyvavimas yra padarytas, bet, kad dar apsaugot papildomai, dar prieš pradedant čia gyventi, dar pasibaigus jau visai apdailai, pats su tuo aparatu išmokau, man labai patiko. Tad kokios lentos ir kodėl buvo tas Martynų ir jo šeimai tikęs pasirinkimas? Dydis, spalva, medžiagos labai asmeniškai yra. Priklauso turbūt tiek, kaip tam žmogui patinka, ką jis nori matyti, kiek jis turi pinigų, kaip įsivaizduoja. Labai daug yra papildomų sąlygų. Mano atveju aš labai norėjau, kad tai būtų plačios grindys, nes man plačios grindys. Man šuo tai yra šuo, o ne mažiukas šuo. Kitam patinka mažas šuo. Man šuo yra šuo, toks didesnis. Tai grindis man irgi, man atrodo, man turėtų būti didelis grindis, plačios lentos, nemenkinant kitų. Tiesiog man tai patinka. Ir buvo pas jos pasirinkimas būtent platesnių lentų. Ir kaip jau minėjau, nebuvo tik tai vienas pavyzdys. Mes turim, jeigu norit plačių, tik tokius. Norit plačių, gerai, turim tokių ir tokių. Kartais atvirkščiai, netgi per didelis pasirinkimas priverčia pasimest, galvoju, ta demokratija tokia sunki sistema, būtų tiesiai pasakytų, kas ir gerai. Bet tu pradedi tada smegenis lyginti, galvoti ir tarėmės, taip mes su Kotryna tarėmės ir vis tiek šiuose namuose estetinė pusė daugiau priklauso, galutinis sprendimas jai, jinai geriau mato grožį, aplinką, dėl to visa tai yra didžioji dalis jos nuopelnų, tai lentas mes irgi rinkomės, abūdama, aš norėjau, kad jos būtų plačios, o atspalvius visą kitą jau rinkosi Kotryna, tai mes čia toks bendri sprendimai šitie namai mūsų yra. Beje, Martynas pripažįsta, kad jau pirmaisiais eksploatavimo mėnesiais grindims teko ir ekstremalus išbandymas. Buvo taip, kad žiemą čia buvo vaikų pas mus daug, vaikai kažkokius cheminius eksperimentus sprogstamųjų medžiagų darė, ruošėsi pirotechniką. Ne tokia nekenksminga, bet ten buvo rūgštis kažkokias ir jie kažkas čia nepavyko arba šiaip bandė, atrodo, surinkti šiukšles ir atnešė, sugalvojo ne į konteinerį tiesiai, o į šiukšlių dėžę namuose. Benešant, aišku, tos rūgšties užlašėjo ant grindų, ten ta rimta, aišku, kad taip nenuvalysi, lieka žymės. Ir vienoje vietoje aš dar, aišku, parodžiau iniciatyvą, galvojau, čia taip aš toj pakrapštysiu, čia nukrapštysiu, užlakuosiu, žodžiu, nesąmonę pridariau. Tai jos buvo tokios pažalotos, tai aš papasakau tą istoriją kažkada pasitaikus progai skandinaviškų grindų žmonėm ir jie sakė, tai jokių problemų, čiagi grindis, jas galima pakeisti, sutvarkyti. Tai iš tikrųjų man padėjo, atvažiavo specialistai, kurie keletą lentų pakeitė, tiesiog naujom, paskui nualyvavo ir atrodo, kaip čia buvę keletą lentų, kur matėm nedideli pažeidimai, tiesiog turi nagingų rankų meistrų, kurie ten taip kažkaip sutvarkė, kad net nesimato tų buvusių traumų lentų, tai faktiškai vėl viskas gerai. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė, neperinkite kanalo, mes netrukus vėl susitinkame. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. InBank. Sumanių sprendimų finansavimas. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. InBank. Sumanių sprendimų finansavimas. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir dabar siūlome pasivaržyti, tiksliau sakant, pažiūrėti, kaip varžosi žmonės, kurių darbai yra kasdienybė ir svarbiausia, kad jie naudoja skirtingas medžiagas tam, kad pasiektų panašų rezultatą. Putų polistirenas yra viena bene dažniausiai naudojamų medžiagų.
Kad įvairūs pastatai būtų pakankamai šilti, polistireno plokštės yra klijuojamas ir prie plytų, ir prie blokų, ir prie blokelių. Rezultatas gaunasi identiškas, sienos yra apšiltinamos. Tačiau pats darbo procesas aktualus ir užsakovams, ir darbus atliekantiems meistrams. Mūsų laida nusprendė surengti savotiškas varžybas, kurių dalyviai tą patį rezultatą mėgins pasiekti naudodami daugeliui puikiai pažįstamą klijavimo mišinį ir naujesnę medžiagą – specialias putas. Aš ten einu. Jo. Ką rungtyniaujam? Naudojame klijuojančias putas į Insola Styrofix, lietuvišką gaminį. Tie privalumai, aš manau, čia bedirbant labai greit pasimatė. Tai tas paprastumas, transportavimo, pačio klijavimo, tai greitis. Va, kolega ten kelis lapus kol užklijavo, aš antraeilę, vos nesakykime, neužklijavau. Išeiga ta pati. Jeigu aš iš vieno flakonėlio galiu apie 12 kvadratinių metrų suklijuoti, tai iš vieno maišo grubiai dvigubai mažiau galėtų suklijuoti kolega. Pasižiūrėkime, kaip sekasi varžovui, kuris dirba rodos laiko išbandytų būdų. Tai tas klasikinis būdas, tai tą bandėm, kas yra plačiai žinoma visiems. Tai nu ką, vainiai užsipirki, prisikrauni pilną bagažinę įrankių maišų ir tampai primėl atgal. Tai viskas atrodo okei, viskas atrodo klasiška ir nieko čia tokio kažkokio sudėtingo ir panašiai, bet kai pastebi, pamatai kolegas dirbančius žymiai efektyviau ir paprasčiau, tai jo, tai pasimato, kad viską galima ir geriau ir paprasčiau tą darbą atlikti ir su mažiau prakaitų išliejant. Paminėtas prakaitas statybininkų realybė, jėgų reikia išties daug. Mišinys patys klija ir ne, kibiras, kur reikia maišyti, vandens, jeigu nėra kažkur čia prie objekto pravesta, suktukas, su kuriuo maišyti, antgalis suktukų ir ne, kad mišinį patį maišytų. Vėlgi apsauginiai akiniai, kaukės, įrankiai, kaip, net nežinau, kaip šukos tentos ar ne, kur pasiemti tą mišinį visą. Nu, vat, gulščiukas, aišku, ir tiek, tokie pagrindiniai būtų. Kiek pamenu iš bagažinės turinio. Prakaitas gal mažiausia problema, didžiausia problema yra nugara, gal patampyti tos maišus, tai 1-2 patampai viskas gerai, kai ties 10 jau jaučiasi ties nugara, tai gerai, kada reikia per žemę tampyti, o ne kažkur į aukščiau lipti. Tai pasijaučia viskas to pačiu, ne, tu žingsnių primindai atgal, nes visko vienu metu nepasimsi. Svorį tampai ar ne, jeigu vieną maišą, bet mes vyrai norim po porą maišų paimti, kad greičiau viskas būtų, pasiimi 2 maišus, jau nugaras jaučiasi. Tai va, tai galop, galutiniam rezultate kažkoks rezultatas yra padarytas, bet ir jaučiasi rankūno, fiziškai jau pavargimas jaučiasi. Jo, nuovargis yra. O kaip jaučiasi varžovas? Maišas sveria 25 kg ir su kuriuo išklijuoti galima dvigubai mažiau. O čia vienas balionėlis sveria, na kiek jisai sveria, apie 950, kiek, jeigu pamenu, nepilnas kilogramas tai yra. Ir ta dėžutė, sakykime, 12 po 12 kvadratinių metrų aš galiu po pažastim pasikišęs atsinešti ir pusę fasado, daugiau nei pusę fasado iš vienos dėžutės aš galiu suklijuoti. Čia, sakykime, į žemę nešti, bet jeigu aukštesnis pastatas, tai dar ir pastoliais reikia tuos maišus kažkaip tai atboginti. Tai čia aš ar į bagažinę, ar ant sėdynės užsimečiau kelias dėžutės ir realiai savo galiu susiklijuoti. Be to, labai svarbus ir laikas. Kiekvienas darbų etapas statybose reikalauja valandų, dienų ar savaičių. Pasirodo, kartais darbus tęsti galima kur kas anksčiau neįsivaizdavote. Praėjus tam tikram laiko tarpui, pabandykime atplėšti. Čia buvo su mišiniais klijuota. Tai čia galvojau bus stipriau, bet patys matot, kad labai paprastai viskas atsiplėšia. Galiu pasakyti netgi dar sekančią dieną, aišku, čia jau šita masė būtų kietesnė, bet pakankamai nesunkiai atsiplėštų. Tai ta prasme, cementiniai mišiniai, jie visiškai sukietėja, pakankamai jiems reikia laiko tarpo. Taip, o dabar pabandykim atplėšti putomis suklijuotą lapą. Ja, čia jau nebus taip paprasta. Na, žinokit, jis pakankamai storas, kad aš jį perlaužčiau, bet, žinokit, aš jo neplėšiu. Aš jo ir neperlaužčiau, bet kažkiek vabardį aš judinau kampą. Ne, žinokit, neplėšiu aš jo. Kadangi darbus atliko 2 kolegos, tai galima būtų sakyti, kad šiose varžybose nugalėjo draugystė. 9.
Tai žiūrėk, daugiau negu dvigubai. Bet panašu, kad naujovės rinktųsi abu mūsų iššūkio dalyviai. Vienareikšmiškai flakonėlį. Tai greičiau, lengviau, mažiau reikalų, mažiau darbo, sveikatos pasaugom biškį, tai po darbų lieka daugiau jėgos ar ne, tai vienareikšmiškai su flakonėlį su poliuretano putomis. Dabar dar vienas aktualus reportažas visiems statantiems arba renovuojantiems arba remontuojantiems. Kad mūsų gamta išliktų tokia, kokia yra dabar, jie privalome rūpintis visi. Todėl ir nuotekos ten, kur centralizuotos kanalizacijos kol kas nėra, yra visų mūsų bendras reikalas. Bet pradėti reikėtų kiekvienam nuo savęs. Kokybiški įrenginiai kainuoja, nes tikrai nerekomenduojame rinktis iš kai kurių šalių atvežtų įrenginių kainuojančių gal ir pigiau, bet tikrai neatliekančių savo funkcijų kokybiškai. Pasverti, kiek kainuoja kokybė ir ramybė privalote jūs patys. Tačiau pagalbininkų irgi galite sulaukti. Jų klientai yra linkę vėlgi už įrangą mokėti dalimis. Vėlgi ta įranga kainuoja nuo 3000, kartais daugiau, kartais vadinkim mažiau. Tai koks produkto specifiškumas, ar viena kompanija geresnė ar kita, tą jau gali atsakyti vandenvalos specialistai. Mes daugiau galime padėti, pakonsultuoti klientą apie patį finansavimą, kas yra gerai vandenvalos atveju, kuomet jų vadyba, kurie ir suinstaliuoja šitą, ar nesuinstaliuoja, gal ir pastato įrenginius valymo, jie taip pat gali ir įvesti klientą į tą finansavimo produktą, kokios palūkanos, kokie terminai galimi ir ar gali klientas grąžinti anksčiau laiko, ar negali. Tai visos tos finansinės dalis, jos yra, reiškia, vieno langelio principų įgyvendinamos, kas iš tos finansinės pusės, tai sutartis yra sudaroma iš karto vietoje. Jeigu klientas nori sužinoti, kokia būtų mėnesinė įmoka, ar kokiam terminui galėtų sudaryti sutartį, tai vandenvalos vadyba gali padaryti tą kreditingumo įvertinimą vietoje būnant pas klientą, planšetės pagalba, ir klientas, jeigu rastų savo tinkamas sąlygas, gali iš karto susidaryti sutartį ir sutartį gauti elektroniniu paštu. Kas vėlgi labai patogu, nėra popierinės sutarties, turi visą laiką sutartį elektroniniam pašte ir jeigu sutartis būtų sudaryta 5 metam, nereikia pergyventi, kad tu kažkur pamesi tą sutartį, išbluks ta sutartis. Sutartis gal gali ir išblukti, tačiau kokybiškai sumontuoti įrenginiai tikrai ilgaamžis sprendimas. Apie vieną tokių ir norime papasakoti. Mes tie žemaičiai čia tokie esam mylinti savo kraštą, iš tikrųjų, mylinti savo kraštą žmonės. Ir norim, kad ir kiti jį pamiltų. O kai nori, kad kraštą pamiltų kažkas, turi jį rūpintis. Turi prižiūrėti, šluoti, tvarkyti, gėles sodinti, gražintis aplinką. Ir kai aplinka graži, tai ir sutraukia. Ir daug svečių, ir turistų, ir pravažiuojančių žvilgsnių, ir pagirų. O kritika irgi visada yra gera, nes, nieks nėra čia kažkoks tai visagalis ir viską išmanantis. Atrodo labai paprastas dalykas susikasti, sumontuoti valymo įrenginius, pastatyti kieme ir pamiršti tą dalyką. Tai nėra taip paprasta. Reikia biologinius valymo įrenginius tinkamai sumontuoti, rasti tinkamus sprendimus, juos įgyvendinti ir rasti sprendimus, kur padėti išvalytą vandenį. Didžioji dalis iš tikrųjų būna tuomet, kada klientas susigundo ten keliais šimtais eurų pigesnė sąmata rinkoje, pasirenka pigesnį sprendimą, o galutiniam rezultatui turi tokį efektą, kad visiems kviečia mus ir mes tvarkom klaidas ir darom sprendimus tokius, kokius reikia. Prasidėjo nuo to, kad mes būtent šitam Šukės kaime prie kultūros skyriaus pastato turėjom šiokių tokių problemų su tom nuotekom. Praėjusiais metais buvo problemų, kad čia tokia avarija turėjom, užsikimšo vamzdžiai seni, reikėjo kviestis tarnybas, prasiurbinėti, valinėti. Ir siekiant, kad tai nebepasikartotų ir tai būtų vienintelis atvejis ir neišplystų į kažką didžiau, plačiau, ko nieks nenorime, tai kreipiausi į merą, į savivaldybę, sakau, yra taip ir taip, yra problema, reikia kažką spręsti. O kadangi pačiam kaime tokių kaip visuomeninių nuotekų tinklų nėra, sakau, pats geriausias sprendimas būtų ieškoti įmonę, kuri padarytų vietinius valymo tinklus. Ir priimtas sprendimas tapo realybė. Kaip sakė seniūnas, vietos gyventojai vasarą vykusios šventės metu net nepastebėjo, kad darbai jau baigti. Tiesiog visi džiaugiasi kokybišku rezultatu.
Dėkoju uždėmesį laidai Statybų gidas. Lygiai po 7 dienų kitą šeštadienį mes susitiksime dar sykį, o jeigu norite visas laidas pamatyti, tv3play.lt platforma laukia jūsų peržiūrų arba mūsų laidos YouTube paskyra. Iki pasimatymo kitą šeštadienį 9:30. Likite sveiki. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. InBank. Sumanių sprendimų finansavimas.